Na žiūrėkit, pirmasis būstas kaip ir neapmokestintas, galim pasidžiaugti, bet turtingieji iš vis nebemokės. Taip. Irgi geras džiaugsmas. Ir žinot, aš visada kalbu skaičiais. Aš mėgstu skaičiais, sakau, politikai tėvynę myli ne žodžiais, o darbais. Tai dabar surinkam nekilnojamo turto apie 20 milijonų. Po šių visų pakeitimų, jeigu Seimas pritars, surinksim 4. 4 milijonus. Milijonieriai turtingieji džiaugiasi. Sako, labai geras rezultatas, mes to ir siekiame. Tai va taip vykdoma, kaip pasakyti, tokia, kaip apmulkinti tautą. Aišku, labai džiugu, kad žmonės protestavo, ėjo, kovojo už save, nes būtų uždėję visiems. Bet aš visada sakau, tai yra tik dalinė pergalė, nes po Seimo balsavimo sužinosim, kas iš tikrųjų įvyko. Nes gali dar apsiversti viskas. Žiūrėkit, mitinguoja dėl nekilnojimo, o čia milijardinis eina. Vat milijardinis klausimėlis važiuoja, slysta gražiai. Ten 2-3 Seimo nariai pasipiktino ar vienas, bet važiuoja. O čia tauta užsiėmės kitais dalykais. Tai va tos schemos, kaip veikia praeito kadencijų, veikia dabar ir eina toliau. Senos geros tradicijos. Tai kaip čia yra, Rimai, tie visi mitingai tik tai nukreipia dėmesį nuo tų svarbesnių, kur ten milijardinių projektų? Aš net nebejoju, nes žmonės džiaugiasi išeidami, kad bent jau net kilnojamą turtą pasiekė, pergalę matyt, tikėtina, kad taip ir yra. Bet sakau, jūs nesidžiaukit, žinokit, čia 10% plius minus problemos, tas tam tikra mažesnioji dalis, o visa kita, kas sunkiau suvokiama, tai tenai nieks nepasikeitė, ko jūs džiaugiatės. Važiuoja. Mes užmiršom vieną dalyką, mes neskaidom Delfi, visų kitų dalykų, taigi virusas grįžta. Na žiūrėkit, karas baigsis, viskas, grįžta virusas, nes kai prasidėjo virusas, virusas dingo. Paagituokim dabar 3. Žiūrėkit, palaukit, neužmirškit, po 8 vakcinas kiekvienam nupirkta. Eilėje stovi sudėtas, kaukių dar yra. Aš savo visas 8 atiduodu, kas tik tai nori, tam 16 aš atiduodu. Viskas pagal planą. Kas norit pasiimkite, aš atiduodu savo 8 vakcinas šiandien. Jeigu kas nors iš tikinčių mokslų mūsų žiūri, tai mes visi vieningai raginame, susileiskite greičiau, žinokit, iš tų dozių, ką Lietuva nupirkusi, tik 17% suleido, 83 reikės utilizuoti, tai susileiskit greičiau. Taip ir man 8, prašau, susileiskit. Ir mano, 24 sutaupė. Viskas pagal planą. Operatorius 8. Bet planas labai gerai sudarytas, žiūrėkit, pasibaigė karas, prasideda covidas, arba atbulai, prasideda karas, baigėsi covidas. Taip, galiu pasakyti, žinokit, kad įdomiausia, kad ši Omikron šeimos atmaina labai sparčiai plinta jau nuo šių metų sausio mėnesio, bet apie tai mūsų žiniasklaida nerašydavo. Nesumokėjo prieš tai. Rašydavo Taivanio žiniasklaida, Tailando, ten Azijos kraštų žiniasklaida, apie tai, kad jau ten Tailandė nuotoliu jau nuo praeito mėnesio jau mokosi mokiniai, simptomai, gerklės skausmas, kosulys, karščiavimas, nuovargis, galvos ir raumenų skausmas, kartais virškinimo sutrikimai. Tik aš paskaičiau, žinokit, tenai tos apie nuovargius, galvos, ten skausmus. Tai čia užtenka, kad ką jūs ten valdantieji išdarinėja Seime, gali tokie bus simptomai. Tie patys simptomai. Bet žiūrėkit, gripo turėtų nebelikti. Gripo nebeliks, viskas, jau kaip ir nauji simptomai. Svarbiausia, kad išrasti labai jautrų testą. Kad nustatyti būtų galima. Tai testas, tas PGR, jeigu ne tas testas, tai ir pandemijos būtų nebuvę. Bet jau pareina, aš irgi pastebėjau, bet rašo, kad jis toksai lengvesnis. Žinokit, prieš gerą mėnesį mano viena gera pažįstama, gyvenanti Omane, sako, kad pas mus yra didelis nerimas, ribojimai atsiranda, kaukės Omane. Taip. Ir atsiuntė straipsnį, ten sako, kad kol kas ligos simptomai yra lengvi, bet reikia būti labai atintiems, nes virusas plinta greitai. Tai aš kaip suprantu, kai 22 metais vasario 24 dieną prasidėjo karas, tai 25 jau buvo anas virusas dingo. Pradingo. Lietuvoje ne. Lietuvoje nenuvertinkite mano vadovautos sveikatos teisės instituto ir sveiko proto Seimo narių. Mes parašėm skundą, jie pasirašė, net neabejoju, kad Valius buvo vienas iš jų, nukeliavo į Konstitucinį teismą, paskyrė posėdį ir virusas išsigando. Bet sutapo su karo pradžia.
Ne, karas buvo už 19 dienų. Ne, Už žiūrėk. 19? Čia vasario 5. Labai ilgas tarpas, labai ilgas tarpas. 19 Gerai dienų. nenuvertinam. O Ukrainoje, kai rusai užpuolė, matėt nuotraukas, metro stotyse pilna žmonių, o situacija baisi. Viruso nebuvo, viskas plinta. gerai, nebuvo. Niekas nenumirė. Nu, gal kas nors ir numirė vienas, nu, bet nieko neįvyko, tokio tragedija. Ką reikės atiduoti tos skolintus milijardus, nes tai sakoma, kad 5,6 milijardo skolinsis biudžeto subalansavimui, dar 3,2 milijardo skolinsis, kad skolas gražintų tas kitas. Tai faktiškai vos ne 9 milijardai yra be gynybos skolų, čia oficiali finansų ministerijos informacija. Tai už čia mes tiek padengsim tos 9 milijardus mokesčius? Vienas paprastas atsakymas. Buvo valstiečių vyriausybė, mūsų laikotarpį. Mes skolos aptarnavimą nuo 700 milijonų sumažinom iki 300. Palūkanų mokėjimas, labai paprastai tariant. Tai vadinasi, 400 milijonų mokėjom ne palūkanom, komerciniam bankam, BlackRockam ir visiems kitiem, o atidavėm žmonėm. Mokytojam, medikam, policininkam, mes jiem atidavėm tos pinigus. Dabar kas vyksta, skolos aptarnavimas tuoj bus milijardas. Vietoj 300 milijonų milijardas. Tai ką reiškia 600 milijonų mes atimam nuo visų. Policininkų, medikų, švietimo, nuo visų atimam. Ir atiduodam korporacijom. Tai va čia yra jums atsakymas, kad jūs visi būsit skurdinami, nes tos pinigus atiduoda kitiem. Ir žinot, paprastas pavyzdys. Finansų ministras, dabartinis. Europa išsiuntė žinią. Gynybai galėsit pasiskolinti už 0 palūkanų, 0,1, 0,2, simbolinės palūkanas, 40 metų. Praktiškai už dyką paskola. Mūsų finansų ministras skuba labai greitai pasiskolinti 400 milijonų už 4%. Bet per tarpininkus skolinasi? Tai nesvarbu, kokią schemą sukursi, bet esmė 4% ir 0%. Bet Europa neleidžia sukčiauti. Europa sako, negalėsit sukčiauti naudojami pinigus. Jūs turėsit pasakyti, kam panaudojat, kur panaudojat, dėl ko. Pavyzdys, kriterijus. Europa sako, jokių avansų 50%. Avansas geriausiu atveju 10%. Susimokėsit tada, kada gausit. Prekę pristatą, susimokat. Negalima sukčiauti. Pirkimus reikia daryti ne vienai šaliai, o pavyzdžiui 2 šalim. Kad tu didesnį kiekį paimtum, daugiau nupirktum. Europa sako, nesukčiaukit, gausit už nulinės palūkanas. Finansų ministras sako, kadangi jis nori sukčiauti, aš sako, geriau pasiskolinsiu už 4% ir jūs visi mokėsit. Visi jūs mokėsit palūkanas, bet jis galės sukčiauti su tais pinigais. Tai mes gyvenam tokioje situacijoje. Ir žinot, kad kas baisiausiai, finansų ministras net prašymą nebuvo, Europos komisija parašė, kad Lietuva nori skolintis, kol Europo parlamentaras vienas nepradėjo viešintis ministrą. Kodėl tu prašymą neparašai? Kur tu palikai? Kodėl tu darai? Aš Europos reikalos, kaip esu, pasirodo Lietuvai neduos daugiau pinigų, kiek reikia, visa kita, tik imkit, jūs pasienio valstybė, visa kita imkit. O jo didžiausia bėda sako, čia žinot, mes negalėsim makaloti tų pinigų. Tai čia yra nusikaltimas prieš tautą. Tai dabar pasiskolinimas už 4%, kad ir 400 milijonų. Pavyzdys, permokėjimas yra apie 20 milijonų 30 per metus. Pirmajam būstui jaunom šeimom trūksta 20 milijonų. Kad 1000 jaunų šeimų galėtų įsigyti pirmą būstą, sukurti šeimą, turėti vaikų, dirbti valstybėje, likti Lietuvoje. Tada finansų ministras sako, ne, jaunom šeimom nėra 20 milijonų, neturim, jokių būdų. O čia permokėti už paskolą 30 milijonų. Negaila, imkite kiek norit. Tai kur vyksta didžiausia korupcija? Ir kas yra tos korupcijos, visas šaknis? Vyriausybės posėdis. Pasiskolinti ne už Europos, už nulinės palūkanos, iš šito veikėjo už 4. Tai čia yra laiminami pinigų plovyklos. Ir žmonės galvoja, kad jų neliečia. Mūsų neliečia, nieko ne. Jūs visus liečia. Jūs visi susimokėjat šitą pinigų švaistimą. Jūs visi mokat. Bet, kaip sakant, neikim rinkimus, neikim niekur, viešoje erdvėje nieko nerašykim, patilėkim, dar daugiau mokėsim. Prezidentas ateina, reikia 5%, 6%, kiek reikia, ten labai gera plovykla, plauksim toliau. Ir visi linguoja galvom, jo, reikia gynybai, reikia. Nes jeigu užsimins apie skaidrumą, sakys Vatnikas, Kremlinis, 5 kolona, o išviešinti negalim. O kam perkam tankus, kurie kare beverčiai?